Grynieji vis dar yra teisėta atsiskaitimo priemonė, kuri ir išliks ir toliau, nes ji užtikrina visuomeniai lygias teisės ir duoda tą pasirinkimą. Lietuvos įstatymai tą numato. Kodėl jūs manote, kad tai reikėtų įtvirtinti pagrindinėme šalies įstatyme, tai yra Konstitucijoje? Tiesiog žiūrime į esamą situaciją. Visų pirma, bankomatų skaičius mažėja. Jeigu prieš 13 metų buvo apie 1600, 1700, tai dabar liko šiek tiek daugiau negu 1100. Tai matome natūralią eigą, kad mažėja bankomatų skaičius. Kitas momentas yra tai, kad pradedami ir įgyvendinami vis didesni ribojimai atsiskaitimais grynaisiais. Taip pat atlyginimų jau negalime gauti grynaisiais. Ir čia iš tiesų, kol net nepradėjome šitos iniciatyvos, mes dar net nežinom, bet pasirodo yra žmonių, kurie negali legaliai dirbti dėl to, kad neturi banko sąskaitos, nes dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Tai yra šešėlis egzistuoja dėl dabar egzistuojančių įstatymų. Tai pagrindinės tokios priežastys, jeigu iš tos situacijos, ką mes matome, kas šiuo metu vyksta. Taip pat, kaip jau ir gerbiamas signataras minėjo, tai yra su nuosavybės klausimu susiję. Man asmeniškai tai yra net ir svarbesnis klausimas, tai yra, ar aš su savo nuosavybė galiu elgtis taip, kaip noriu. Ar man kažkas turi nurodinėti ir pasakyti, aš galiu elgtis vienaip, ar galiu elgtis kitaip.